Tai aš esu Povilas Ivinskis, atvykom į Ginučius, kur vykdo Lietuvos ornitologų draugija projektą. Va, ir žiūrim, kas čia gyvena iš vabzdžių. Teritorija vertinga, gamtinių požiūrių, yra daug augalų, ant kurių galėtų gyventi bent apie 10 saugomų rūšių, bet rasta tik tai kelios. Saugomos į raudoną knygą įrašytos rūšys. Šiais metais, pavyzdžiui, stebėtas machaonas, praėjusiais metais žirgeliai, baltakaktė skėtė žirgeliai, kurie čia atskrenda iš vandens telkinių ir čia jie maitinasi. Ginučių pievoje labai gausiai auga ir miegalės, kurios yra pagrindinis auksuotos šaškytės vikšrų maistas. Aišku, auksuota šaškytė čia nerasta, bet tikrai galėtų būti, gal neužėjom tos vietos. Vikšrai daro tokius tinklus, kuriuose jauni vikšrai žiemoja palei žemę, o pavasarį baigia maitintis ir įskrenda drugeliai. Tai ta miegalė yra labai svarbus augalas, tai šaškytė, kuri čia tikrai turėtų būti, ar buvo kažkada, tai gal dabar neliko. Tai yra nežinoma. Tik tiek. Tai debesylas čia labai daug auga šitoje vietoje. Viena iš didesnių augaviečių rytų Lietuvoje. Ant jo gyvena bent kelios įdomios rūšys, kurios gyvena stiebuose, ant lapų, kai kurios šaknyse. Dar galėtų būti kelios rūšys, kurios nerastos. Taip pat gyvena lapžgaužių rūšys, kasida tokie žali, labai gražus lapgraužiai, kurie būna žali, raudoni ir panašiai. Keli spalviniai atspalviai. Tai tas debesylas praktiškai yra nuodingas, turbūt dėl to galvėjų neliečia ir labai gerai. Nes gali sugyventi tiek paukščiai, tiek kai kurie augalai, kuriems yra tinkamos sąlygos, vabzdžiai, kuriems yra tinkamos sąlygos ir išlikti tinkamos vietos jiems veistis. Pasirodo, žiedus lanko labai įdomus vabalai. Oksitrieti funesta, kuri praktiškai paplitus visoje Lietuvoje, bet pastebima ant žiedų. Nuo ankstyvo pavasario, net ir dabar iki rudenio stebimi jie. Tai, kur tas, galima čia pasižiūrėti, labai toks įspūdingas usuotis, Tai leptūra, Jis ant žiedų tik maitinasi, taip mediena gyvena.